Visi tokie laimingi. Ventverčia. Šventojo Kristoforo ligoninė pavirto pasakų šalimi. Na, jei neleidžia vadovauti man, tai nevadovaus niekas. Na, šį kartą aš nepasišiukšlinsiu. Ta branduolinė galvutė aš pirkau iš rusų tikrai nebrangiai. Ir dar pridėjo peilių rinkinį. Nemokamai. Iš tų senų griuvėsių tai jau nieko neliks. O taip. Ir tada aš pastatysiu savo ligoninę. Šventos Kalės vardo ligoninė. Ji bus pašvesta kilniam tikslui, kad visi žmonės kentėtų vienodai. Pem, mūsų sūnus grįžo po pirmosios dienos mokykloje. O tai Julijos sakiniais. Paleisk mane, mama, aš jau nebe vaikas. O atleisk, Julio. Papasako, kaip tau sekėsi. Na, mama, taip, buvo visų dalykų pirmūnas, mane išrinko regbio komandos kapitonu ir tapau jauniausiu mokyklos istorijos seniūnu. O, visai neblogai, ypač tokiam jaunam, dar be dantų ir be plaukų. Ir be šeimos. Akrėjau, ir jau neprarask vilties. Kada nors būsime drauge. Būsime tikras branduolys. Barbo. Taip, šį kartą pranoko pati save. Tobulybei ribų nėra. Akselija, aš tau parodysiu tokių dalykėlių, brangioji. Ak, Richardai, prisiekiu, kad niekada nesusidėsiu su vedusiu vyru. Tai tik žiedas, jis nieko nereiškia. Ak, Diki. Aš būsiu mineralinėje saunoje. Pem, skirkimės greičiau. Žinoma, Dikai, pasirašyk čia. Kaip gerai, dėkoju. Sveikinu, taip, mes labai laimingi. Palauk, vaikutė, aš ateinu. Dikai, dar neišeik, tau skambinam, tai labai svarbu, kad jie prasmektų. Alio, Šventojo Kristoforo ligoninė, taip pinigus mes imame. Akrėjau, aš vėl neištekėjusi. Pem, kai tu taip nešvankiai šneki, man net gaurai vidinėje šlaunų pusėje pasišiaušia. Pabučiuok mane, seselė Pem. Negi mano akis mane apgauna? Ar tai tas kūdikėlis Julio, kurį kažkada supau ant savo atsikišusios su maizgytos kelio girnelės? Čiuoškis čia, sena ragana. Paveldėjo mano humoro jausmą. Ak, Pem, mes vėl kartu, mes vėl šeima. Kokį dar norėti? Skambino Raulis, mano buhalteris, Šventojo Kristoforo ligoninė, ką tik gavo savo pirmąjį pelną. Valio! Dar skambino karalienė motina, jie atvažiuos atidaryti naujo geriatrijos skyriaus. Valio! Kas yra slabi? Kvieša, draugužiai, visi švenčia naujo Šventojo Kristoforo ligoninės gyvenimo pradžią. Kaip gerai, aš ką tik išgelbėjau savo 100 pacientą, didesnės laimės ir būti negali. Gali, Warrenai. Tu tėvelis? Jie ne mano. Nekvailiuk. Aš neščia. Tikrai? Taip. Aš tapsiu tėvu? Ūkvedė, ateik, pasilinksmink su mumis. To jau rėjau. Misteri Čiomlio dirbtiniuose plaučiuose dinga elektra, aš tai jau nutiesiu atsarginį kabelį. Leis padėsiu. Ne. Julio, kur mes? Kažkas didelis, juodas, daug žvaigždžių? Mes kosmose. Kosmose? Užsandarinau liuką. Oi, reikėjo pradėti nuo viršaus.
Ir kodėl mano šetoniški planai amžinai sužlunga? Ūkvede, tavo darbas. Ne, nieko gyvu. Pagaliau, koridorius pamilo mane. Vejamės. Tai Jasonas, tikriausiai, Markai. Gerai, einam alaus gerti. Ar jau galas Šventojo Kristoforo ligoniniai? Ar dekoracijos taip ir trudys visą likusį gyvenimą sandėlyje rinkdamos dulkės, visų užmirštos ir nereikalingos? Ar susižavėjusi publika pareikalos prikelti jas kaip paukštį Feniksą iš pelenų ir vėl žibėti scenoje? Valio. Šventojo Kristoforo ligoninė tapo pirmąją kosminę ligoninę pasaulyje. O jums tikrai pasisekė, jūs savo akimis matėte, kaip kraujas liejosi laisvai.